Sveiki, už mano nugaros dabar yra Šri Mahabodhi medis, po kuriuo Gautama Buda pasiekė nirvaną. Čia įvyko apšvieta, jis pradėjo šviestis, kai būtent meditavo po šituo medžiu. O dabar apsauga prašo išeiti, nes jau 12 valandų, 2 valandų pertrauka, einam kitur. O dabar už mano nugaros didžiausia Šri Lankos stupa. Ja dabar šiuo metu dažo iš kitos pusės, bet ten sunku kažką pasakot, nes saulė labai stipriai šviečia ir ji bus gražesnė, kai ją perdažys. Man iš tikrųjų labai nepatinka keliautojai, kurie keliauja po pasaulį ir nuolat kažkuo skundžiasi. Tai vienas nepatinka, tai antras nepatinka. Mano apskritai požiūris yra tai, kad man patinka visos valstybės. Aš gyvenčiau visur, net Afganistane aš gyvenčiau, o ne Lietuvoje, pavyzdžiui. Dėl to, kad Kabulas yra baisus, bet ten už Kabulo yra labai gražių vietų Afganistane, kur ir saugu, ir pigu, ir labai gražu. Tai vat, tokie, kurie nuolat skundžiasi, man nepatinka. Vat, aš kažkada keliavau su mergina, kuri man išpiso visus smegenis. Jai viskas nepatikdavo, jai visur buvo viskas negražu ir negerai ir taip toliau. Ir dar mes Ispanijoje keliavom. Tai buvo Ispanija, tai aš jau įsivaizduoju, kaip jis skųstusi man kitose pasaulio šalyse. Tai yra blogas požiūris, negalima skųstis, reikia visko džiaugtis, viskas yra labai gražu ir tikslas yra susipažinti su kultūra, kita tapt biški arčiau tos kultūros, nes tai yra įdomu. Bet vat yra dalykų, aišku, prie kurių aš negaliu priprast ir kurie mane iš tikrųjų erzina. Bet aš suprantu, bet be šitų dalykų, kurie mane erzina, ta kultūra taptų jau nebe ta kultūra. Ir galbūt net būtų gerai. Vat vienas iš tokių dalykų, prie kurių aš negaliu priprast, tai yra tai, kad žmonės nesinaudoja šakutėm, nesinaudoja šaukštais, o valgo pirštais. Tai, man atrodo, negražu ir tai yra dégoûtant, tai yra šlykštu. Yra 4 būdai valgyti pirštais ir aš dabar paaiškinsiu, kodėl jie visi yra labai blogi. Pavyzdžiui, Šri Lankoje aš sutikau indą, kuris draugauja su Lenkija ir jie valgo pirštais. Vat, jūs galit paimti taip, pirštų galiukais, jūs galit paimti maistą, ryžius, padažą, mėsą ir pirštų galiukais kišt savo į burną. Tai yra blogas būdas valgyti. Todėl, kad kai pirštų galiukais jūs paėmėt ryžius, mėsą, kopūstus ir padažą, jum padažas varvės, o pusė, ne pusė, trečdalį, kai kam ir pusė, bet dažniausiai trečdalis ryžių jums vis tiek iškrys iš pirštų, nes pirštai nėra sukurti tam, kad mes valgytum ryžius pirštais. Va tai yra labai paplitęs būdas musulmonų Afrikoje, Pietų Azijoje ir musulmonų Arabų valstybėse. Va 3 regionai. Musulmonų Afrika, Pietų Azija ir Arabų valstybės. Ten visur žmonės valgo pirštais ir aš prie šito negaliu priprast, man nemalonu. Antras būdas, kuris yra geresnis, jūs padedat maistą, jie padeda į delną ir taip valgot. Šitas būdas taip pat yra blogas. Jis yra geras, ta prasme, kad delnas gerai laiko visus ryžius, padažą, mėsą, gerai laiko. Ir jum mažiau iškris. Iš delno mažiau iškrenta maisto nei iš pirštų galiukų. Bet, kur yra nepatogumas, jūs išterliosit savo burną, suprantat, ir tas maistas kabės ant jūsų veido ir dėl to jūs mane erzinsit, kaip mane erzina šitie šrilankiečiai. Labai myliu šrilankiečius, bet kaip jie valgo ir maistas išterlioja, jie aplaižo, aišku, šitą delną ir po to taip vėl valgo. Negražu, nedarykit taip.
Tarp kitko, tas vat indas, kuris su Lenkija keliauja, aš juos sutikau Šri Lankoje, jie va taip ir valgo. Ir ne indas pakilo iki Lenkijos, o Lenkija nusileido iki Indo. Tai yra blogai. Žemesnė civilizacija, kultūra turi kilti viršų. Ne europiečiai, ne mes turim nusileisti. Čia jų gyvenimas, aišku, laimės jiem ir skanaus jiem. Tik tai aš kartu nevalgysiu. Trečias būdas, mane išmokino vaikinas, su kuriuo aš valgiau restorane Omane. Jis yra arabas. Jis vat sako, reikia ne pirštų galiukais, reikia va taip imt, va čia vat dėt maistą, suprantat? Ne pirštų galiukais, o vat išilgai. Ir vat prieš tai jis sako, vat rutuliuką, ryžių, mėsos, daržovių, va tokį rutuliuką ir va taip vat šitą vat rutuliuką ir va taip vat ir jis kiša pirštus savo į burną vat iki čia. Ir tai yra geras būdas dėl to, kad maistas mažiau iškrenta iš rankų. Bet man neestetiška, kai vat pirštų vat iki čia įkiša į burną. Suprantat? Vat iki čia. Man negražu. Aš su juo bandžiau. Mes nuėjome į restoraną, atsisėdom ant grindų. Kur? Arabai, musulmonai, afrikiečiai, ne arabai. Ir vat Pietų Azija tai yra Indija, Šri Lanka, Bangladešas, Pakistanas, Afganistanas. Tai yra Pietų Azija. Jie sėdė ant grindų ir va taip pat valgo. Vat, ir ketvirtas būdas valgyt pirštais. Tai yra vat, paimt maistą, vat, mėsos gabaliuką, ryžius, padažą, daržovių ir va tokį vat rutuliuką. Va tokį vat kamuliuką, rutuliuką. Va taip vat. Ir po to paimt va taip jį. Ir įkišt kaimynų į burną įkišt. Man taip buvo Afganistane. Labai buvo šlykštu, aš buvau didžiausioj Kabulo mečetėj, tai yra tokia, garbinga vieta. Ir vat žmogus, kuris aš atsisėdau, dėl to, man įdomu, aš visur atsisėdau. Man visur įdomu. Bet tik tai buvo Ramadanas ir suprantat, po Ramadano dienos, Ramadanas tai yra visą dieną nuo saulės pakilimo iki nusileidimo mes nevalgom per Ramadaną. Aš aišku valgau, nes aš, negerbiu. Nesilaikau, negerbiu blogas žodis. Tai vat, šitoj mečetėj mes sėdim ir tas vat žmogus šalia manęs, jis norėjo išreikšti savo meilę man, savo pagarbą man. Ir todėl jis paėmė ryžių, duonos gabaliuką, mėsos ir padažo. Ir va taip rutuliuką padarė ir pradėjo kišt man į burną, kad parodytų meilę. Aš pavaidinau, kad aš paėmiau į lūpas ir po to į savo burną atėmiau iš jo šitą šūdo gabalą. Pardon, negražu, mūsų, mes gražiai labai Europoje valgom, jie turi perimt mūsų šitą tradiciją, ne mes jų. Ir po to man pradėjo skambėti telefonas ir aš pabėgau iš tenai, nes aš supratau, kad mane čia taip myli, kad dabar visi, kas čia sėdi, jie pradės mane maitint, kad išreikštų meilę. Ir tokį, šūdo gabaliuką paimti ir kišt man į burną. Aš dar vegetaras, aš iš viso mėsos nevalgau. Tai ir pabėgau. Ir dėl to aš sakau, kad šitie dalykai, valgymas pirštais, jis mane erzina iš tikrųjų. Yra pažengusios kultūros, Europos. Mes šakutės turim, šaukštus turim, peilius turim, netgi dar peilius turim. Kinai, japonai, jie turi lazdelės. O šitie, jie... Ir čia man kyla iš tikrųjų klausimas, nes jeigu paimt, pavyzdžiui, Kazachstaną, kazachai praeiti, jie irgi valgė pirštais. Kadangi jie yra musulmonai. Ir po to pas juos prasidėjo 19 amžiuje rusų okupacija. Ir rusai išmokino kazachus valgyti šaukštais ir šakutim. Tai aš vis dėlto matau, kad yra didelis skirtumas tarp rusų okupacijos. Čia Šri Lankoje buvo
Portugalų okupacija, po to kolonizacija, po to Olandų ir po to Britų. Tai vat nei Portugalai, nei Olandai, nei Britai nesugebėjo išmokinti šrilankiečių valgyt gražiai, kaip mes valgom Europoje. Ir šrilankiečiai iki šiol visi valgo pirštais. Ir man šlykštų žiūrėt, aš neužeinu į tokius restoranus, iš viso jokio. Nu, yra aišku, yra brangus restoranai europiečiams. Ir tie restoranai supranta, kad va, čia ateina europiečiai, amerikiečiai irgi ateina. Ir jie iš kitos kultūros, kinai ateina. Ir čia va, tokia va, kita valgymo tradicija. Tai vat rusai, kazachus, pavyzdžiui, išmokino. Jie ne tik tai kazachus, uzbekus, visus ten kirgizus, tadžikus, turkmėnus, visus, vat, ką jie okupavo, musulmonus, Kafkazė, čečėnai valgo šakutėm. Čečėnai valgo šakutėm. Tai yra, be abejo, rusų kultūros, nu tai yra pranašumas. Nu, kaip čia pavyko taip, kad rusai išmokino savo azijiečius ir savo musulmonus. O Portugalai, Olandai, Anglai nesugebėjo šito padaryti. Ir tai yra, man atrodo, labai blogai, labai negerai, kad nesugebėjo. Va taip. Ir tai noriu visiems palinkėti ir toliau valgyti šakutėm, nes tai yra labai gražu. Kai jūs apkeliaujat visą šitą regioną, jūs labai pradedat vertinti žmonės, kurie valgo šakutėm. Taip gražu, taip malonu, taip ajajaj, kaip gražu. Va taip. Ten buvo didžiausia stupa pagal plotą, o šita yra aukščiausia stupa Šrilankoje, 103 metrai. Ai, kaip mum, budistam, patinka stupos. Bet kažkada, be abejo, čia buvo labai aukšta civilizacija, daug progresyvesnė nei dabartinė Europa. Už mano nugaros yra vieta, kuri vadinama Stargate, žvaigždžių vartai. Čia yra fantastiškas piešinukas, jis yra aiškiai padarytas prieš budistus, tai yra prieš 2500 metų, dėl to, kad jame nėra visiškai jokių budizmo simbolių. Mes matom rutuliukus, mes matom va tokius va ženkliukus. Va šitas yra paprastai saulės ženklas. Nu, mano Instagrame ir Facebook'e yra nuotraukų didesnių formatų, nei aš dabar jums su kompu čia filmuoju. Ir tai laikoma pėdsakų tos senesnės civilizacijos, kai galbūt dar žemėje gyveno ateiviai, dėl to, kad toks pat piešinukas yra dar ir Egipte, ir Peru. Tai yra milžiniški atstumai, o piešinukai ir simbolika ta pati. Pažiūrim dar iš arčiau. Dar apie šitą vietą yra daug internete, aišku, informacijos ir žmonės be abejo įtaria, kad tai yra išnykusi ateivių civilizacija žemėje. Bet kas yra dar įdomu, prie šito pat piešinuko mes matom, kad iš tikrųjų šitas akmuo ir šitas akmuo. Tai yra iš tikrųjų tokie pat akmenys, milžiniški megalitiniai akmenys, kur aš jau jums filmavau Japonijoje. Japonijoje ant tokių milžiniškų akmenų mes taip pat turim tokius tokius kvadratus. Čia jums dar parodysiu tokią plytą. Plytą su tokią vietelę. Tokių plytų labai daug, aš jums irgi filmavau Peru ir Bolivijoje. O mes dabar kitam kontinente, mes Šrilankoje. Matot, dar kvadratas. Tai šitas visas akmuo, jis buvo kažkaip naudojamas, nes tokie pat dideli akmenys su tokiais pat kvadratais yra Japonijoje. Jų yra pakankamai daug Japonijoje. Mano Instagrame ir Facebook'e yra daug nuotraukų, aišku, aš labai chaotiškai dedu tas nuotraukas. Matot, dar vienas kvadračiukas. Įdomu. Kažkokia matomai išnykusi civilizacija, kuri
Ar jie valgė? Aš nežinau, kaip jie maitinosi. Tie ateiviai galėjo iš tikrųjų maitintis dar kitaip. Be rankų, be šakučių, bet dar kitaip, kaip mes dar net neįsivaizduojam. Labai gražus piešinukas, iškaltas uoloje. Čia nėra jokios apsaugos, kaip ir Japonijoje. Tai čia yra tokia apleista vieta, kur nėra jokios apsaugos, nėra jokių bilietų. Ir jūs iš tikrųjų galit atvykti į šitą vietą ir iškalt šalia savo vardą. Ir dar datą, kada jūs čia buvot atvykęs. Tik tai reikia įrangos. Aš dėja be įrangos. Prisirašykite prie mano kanalo, o jeigu jums reikia parašyti skundą į Europos žmogaus teisių teismą arba aukščiau į Jungtinių tautų organizacijos teisminės institucijas, parašykite man e-mailą arba paskambinkite per WhatsAppą.